Lietuvos rinktinės išlydėtuvių į olimpiadą rungtynes stebėję žiūrovai turėjo gerokai nustebti, kai minutės pertraukėlės metu aikštelėje pasirodė net 21 krepšinio šokėja. Dainą apie krepšinį pristatanti Tony Bettis atlikėja Karolina nusprendė, kad geriausia vieta dainos klipui yra būtent Siemens arenos parketas. Tai visų pirma, jokia staigmena man, nes aš labai ilgą laiką šoku Lietuvos ryto palaikymo komandoje, 7 metus, jei taip nesumeluoti, man atrodo. Ir kai pradėjau dainininkės karjerą kaip Tony Betty, tai negalėjau susilaikyti nuo to, kad nesukurčiau dainą krepšinio pasauliui visam. Tai yra krepšiniui, merginom, tai toj puošmenai viso to krepšinio. Tai toks ir buvo planas, sumanymas, kad tiesiog sukūriau dainą ir šią gražią progą, tai kad išlydim krepšininkus olimpiadą, nusprendžiau būtent šį žaidimą ir papuošti šią dainą. Šios idėjos įgyvendinimui Karolina į pagalbą pasikvietė Klaipėdos Leader Dance ir Vilniaus Lietuvos ryto šokėjas. Yra Lietuvoje tikrai nemažai puikių šokėjų, tai yra ir Žalgirio šokėjas, Klaipėdos šokėjas, buvusios Žalgirio šokėjas, taip pat Žalgirio šokėjas. Aišku, aš norėjau galbūt išpilti dar plačiau šitą visą planą, paimti visų 3 pagrindinių klubų šokėjas, tačiau dėl kitų vykstančių renginių to padaryti negalėjau, bet aš manau, kad pakako ir 21 mergaitės salėje. Buvusi Vilniaus Lietuvos ryto šokėja, o dabar muzikinės grupės Tony Bettis lyderė Karolina, filmavimo metu turėjo ne tik šokti, bet ir dainuoti. Nėra gyvas dainavimas jokiais būdais, bet kai esi krūvoje, dažniausiai kai šokdavau su mergaitėm, tai esi tam veiksme, tam viduryje, o šį kartą vis tiek teko griežti to pagrindinių smuikų ir stovėti į priekį, kai nematai nei vienos už savęs niekada. Tai buvo baugoka, to pačiu aišku ir dainuoti, vis tiek tekstas ir panašiai tikrai nebuvo lengva, bet buvo be galo smagu prisiminti, visgi nebuvau aikštelėje kokius 3 metus ir išeiti čia į Siemensą, kur tiek laiko esu praleidus, buvo pasakiškas jausmas. Kaip teigia atlikėja, muzikinio klipo teks šiek tiek palaukti, o daina radijo stotyse turėtų skambėti neužilgo. Dar ne, čia buvo tiesiog pristatymas kaip tos dainos, pačią dainą pateiksim radijo stotim šiek tiek vėliau. O čia mes norėjom tiesiog parodyti žmonėms, iš tikrųjų buvo sumanymas pirmas toksai.